perėjimas į aukštesnės dimensijas, apie kurias dabar tikrai pakankamai daug yra kalbama, rašoma, ir manau, kad tai viena iš pagrindinių temų tam visam, kaip sakyt, ezoteriniam pasauliui, dvasiniam pasauliui, kaip jį galima būtų pavadinti. Tai reiktų tik tai suprasti, kad tai yra didžiulis darbas su savimi, o ne tai, kad sudalyvavau meditacijoje kažkokioj, gavau spindulių, dar kad ten keičiasi vibracijos, žemės, bendras tas laukas. Tai viskas keičiasi, vyksta, bet tai verčia ir žmonės labai stipriai keistis ir nudirbti didelį stiprų vidinį darbą. Tai jis prasideda ne tik tai nuo to, kad kažką nustoji valgyti ar vartoti, ar melstis, ar kvėpuoti. To neužtenka. Reikia labai stipriai keisti savo ir mąstymą, ir mintis. Aišku, stipriausia, ką reikia daryti, tai susigrąžinti tą stebėjimą, išsiugdyti ir daryti tai kiekvieną akimirką, kaip tik įmanoma, kai tik atsimenam, stebėti save. Kitas stiprus labai dalykas, dabar ypatingai daug visokių astrologinių prognozių, horoskopų įvairių. Tai irgi reikia suprasti, kad tai viskas, tai yra pasenus informacija, tai yra, kaip pasakyti, ne tai, kad pasenus, bet tai yra viskas sukurta 3D, kad mus laikyti pagal planą. Tai yra tiesiog planas, ne, mums numatytas ir mes norime kilti aukščiau, išlengvėti, palikti seną pasaulį, kuris jau mums nebetarnauja, kuris mums trukdo, kuris mus sargdina, bet mes toliau norim vadovautis senais visais pasiūlymais, kurie riša mus prie seno plano. Tai irgi beklausant prognozių reiktų pagalvoti, ar tikrai aš noriu, kad man kažkas sudėliotų planą, o gal laikas kurtis pačiam. Atkreipti dėmesį į tai, nes jau tikrai prieš 3 metus pradėjom kalbėti, kad pamirškite senas žinias. Tai tikrai ne šiaip savo jas reikia pamiršti, nes jos tikrai sukurtos yra trečiai dimensijai, sistemai, tai vadinamai, pagal tą visą mums numatytą programą, pagal kurią mes kaip gyventi lyg ir nebenorime, ne? Tai irgi pasitelkti gal čia va tą stebėjimą ar sąmoningumą, pagal kokią programą gyvenu, ne, kodėl darau taip, o ne kitaip, kodėl noriu, kad man kažkas prognozuotų mano ateitį. Ir tai yra iš karto uždėta programa, tai valomės tuos visus astrologinius tinkliukus, tas visas programas, patys įsivaizduojam, kaip nusitraukiam, nusivalom ir tiesiog kuriam patys. Tiesiog leidžiam būti, stebėti, atsiribojam nuo tų senų informacijų, senų žinių, nes jos visos yra tam, kad mus laikyti čia.